Važiavom į Splitą, čia yra paplūdimiai. Bet čia aišku didžiulė zona, yra daug. Ir neaišku kur važiuot, ką daryt. Kur jūra, tai čia nesiskir. Jūra da jūra. Tai važiuojam turbūt į miestą kažkur pavalgyti, pažiūrėti, kažką paveikti. Nu, atvarėm į centrą, gavom parkingą kaip nekeistas, nežinau, kai čia kosmosą kainuos. Einam pasivaikščiot, paieškot, pavalgyt ko nors. Gal čia visai gražiai, bet turistų milijonus. Biški karšta. Va tavo palmės benišinį. Eikit palei kraščiuką. Nu, paragausim tradicinių Kroatijos bibukų. Benišinė visai suskydų žuvies nevalgo, vaikai pica kaip visą laiką. O, mano bulvė! Čia bulius, nesupykdykim buliuko. Išėjom, bet pasivakščia žaltį. Vidurį kelią. Vidurį kelią. Magistralį važiuodams tikrosios Kroatijos gražumų nepamatysi, draugai. Va čia, va, laksto mopsis. Norit pamatyti toks dalyks, nevažiuokit magistralį. Wow, kokie trobesiai, kokie aparatai stovi kiemuose. O, katinukas bėga per gatvę. Tiong. Taip žmonės ir gyvena. Bet sako, Lietuvoje blogai gyvena. Čia yra į praeitį, ką pažiūrėti. Pas kroatų. Na, parien ponė patenkinta, kažką nusipirko. Jau nuotaikėlė gera? Nebloga. Po 7 euriukus ten didelių medžių galėjau prisipirkti, bet kaip man reikės parsigabenti. Pažiūrėk, tas sakinis atlenkiu, ar gera bus. Važiavom ir visai sutema. Bet kaip gražu. Nors tamsu, vis tiek gražu. Tamsi važiuonam, sustojam, va, alyvo gėlėjaus pamatėm, ras nusipirks žmonikį. Nu, šiandien čiongasas pučia žiauriai. Bangos. Ten toli Viesulas. Važiuojam į nacionalinį parką, vaikus paliekam nume. Ir paskutinė dienelė šiandien Kroatijai. Nu, dar rytoj valandėlę, kol išvažiuosim. O, Kroatijos dalis, kur normalūs namukai, paprasti žmogeliukai. Ne kurorts, ne kažkas tvarkingai tvarkosi. Išlendi iš kitur dar tokie senoviški dalykai, bet šiaip tai šaldytuvus nuo caro maro laiko. Bet šiaip tvarkingai, gražiai. Nu, išsikuntinom šiaip ne taip. Apsirengėm šiltai, nes šiandien ant kalno toks vaizdas, kad karšta. Einam žiūrėti, žiauriai daug žmonių, turistų. Matomai labai vieta populiari. 4 trailai, 4 vaikščiojimai. Trumpiausias 2-2,5 valandas. Ilgiausiai 6 valandas. Tai čia dėl to 2 dienų bilietai ir jeigu nori viską apeiti, viską pamatyti. Greitai pirmas žvilgsnis iš aukštai. Vaikeli. Oho, benišienė. Einam ten, kur žmonės eina. Leisime žemyn, pamėginti ko nors biškį parodyti, pavaizduoti, bet
labai aišku parodys. Bet dabar jau tokią vietą, žinokit, daug Norvegijos kroklių permuša. Nu kon, atėjom. Ne, gal šer žuvų. O. Nu, bet švarus ant kaputen teiks. Slikiukai plaukia. Karosiukai. Nematai? Va, tum. Kokias gražybės. Kalnslas ir laika visą ežerą. Nu, kokia čia įdomi duobė padaryta. Apžvalgos aikštelė. Kriokliukai. Nestipru, bet bėga. Žiūrėkit, ką priek selfie darytis. Lupytės turi sustatyti viską. Žiūrėkit, lupytės čiung, toj sustankins. Nu, ne. Biškį pasifilminom. Lipam žemę nuo akmens. Truputį. Pasifotkinom, pasifilminom, galim varyti. Čia, ant akmenų, žiūrėk kokią. Įkritus gyvatė, įkritus gyvatė. Čia toksai mažylis krioklys. Einam su visa žmonių banda. Na. Tai dabar bus trets, ten ketvirt. Tokia ežerų salelė. Na, žuveliokai. Nu, kitas baseiniuks. Labai sunkiai čia kažkur jums papasakoti. Nu, gražus parkėlis. Pasivakščiuoti. Kriokliukai prie kriokliukų. Čia taip reikia eiti. Kad biški paslenk. Gal biški makaulį nusisukti. Oi. O, kokiai konstrukcinė sugalvojama tils parems. Čia šitą tvarkinga. Atatrama. Negalėjai niekai kalti nusiekį žemį. Ai, nu šiandien kodėl čia gilį žiaurus. 5 metrą iš karto. Ui. Auga ir lydeka. Ar pavyks man ją nufilmuoti? Nepavyks. Pažiūrėkim. Ar pabėgs ar. Pasaulio šalyse statybininkai Facebook Time 1, 2, 3. Nepaskubin senų. Statybininkai vis vienodė. Facebook Times. Nu, paragausiam naminių duonikį su naminiu sūriu, kur Benišienė labai nemėgsta avies. Be. Koks tai Jėzus Marija, konsistencija. Nu ir kaip? Druskytės galiu užsidėti. Bet čia tipo sūris. Skanus. Koks skanus. Nu, Benišienė gavo trautą. Turbūt čia iš to ežero. Išsvajotas trautas, bet gal neiškepęs. Iškepęs. O čia Beniušutis, pažiūrėkit, ką turi. Oi, ką puikiai prisivalgėm. Galiu papasakot labai gerą vietą, visiems linkiu aplankyti. Kas važiuoja su elektromobiliais, nebijokit, užsidėsit lėtą krovimą, greitą krovimą. Čia, galim rengtis ir važiuoti numiai. Nu va, staptelėjom dabiškį krautą, plodinį, tokį neblogą krautuvėlį. Kaip kokie panašiai Lietuvoje, nu kaip Lietuvoje panašiai didelį krautą. Ir
Žiaurė pasisekė su oras, pradėjo šiandien pūs tokie šiauriniai vėjai, šalti tokie. Ir rodo nuo rytojaus dienos metu beliks 15 laipsnių, o prieš tai va čia buvo 23-24, tai čia mums žiauriai pasisekė su šitom atostogom. Tai va, tai tokios tos atostogėlės Kroatijoje, dar grįždami prasuksim pro Čekiją, bent jau įdėti koją, pravažiuoti sostinę, pažiūrėti kaip atrodo ir minsiam numiai. Va, tokios tos atostogėlės. A jūs matot jaunims, kur čia atvarėm mes? A matot, kas ten į? Mes esam Praho! Praho! Nesu buvęs gyvenim Praho. Dabar čia biškas padėnį, matojo, apsimaus batus. Ir varysiam pasiveizėti porą valandų. Prie bažnyčias bent jau eina aplankyti, ko nors, kaip pavalgyti, ko norintas. Kokia į tramvają lekt. Danijo tokia toje bus. Kaip kvepia street foodas. Eina savo. Nu, kažkokia graži bažnytelė. Prahos. Kokie rūmai. Neaišku, kaip čia, kur čia priekis ir tų rūmų. Kažkoks vakų muziejus dažai. Eina savo, kaip čia. Remontai vyks, nieko nein suprasti. Va, einam iš gatvės pusę pavyzdėsim į tau gražuolį. Na, fontanas dar bėga. Jėzo, ką painė. Vietinis turganis jau užsidaro. Labai greitai temsta, nėra ką be parodyti. O, kokie senoviniai tramvai, ir kaip čia pavadinti juos. Fainiai. Lekam, tai liežuvis iškyšia. Dėl šito dalykėlio verta atvažiuoti. O, Jėzau, kokia minkštuma. Belia kokio skonio. Kažkaip netyčia papuolėm ant lazerių šou. Bandom pabėgti šio judraus nuostabaus miesto Prahos. Norėjom dar daug aplankyti, bet dėja. Paliksim kitam kartui, nebėra laiką, reikia važiuoti ilsėtis, rytoj anksti keltis ir namučiau. Atvažiavom į kempingą, vadinasi miegot. O žmonikė rytoj užsakė ne šiam vakarui. Nu, liktai susiradom apartamentus 10 vakarą. Ne, žmonikė pažiūrėti
Ir esam gultis pavargę labai baisiai. Ujui. Na, va, koks apartamentas. Čia vakam, čia mum. Visi turės geras lovas. Dar gavom ir savo dušą su tualetu. O ką? Už kiek čia? Už 50 euriukų 4 žmonėm, tai čia pigiau grybą. Koks gražus mėnulis. O ką? Sako, nesimiegojęs Čekijoj, nesibuvęs Čekijoj. Pasirodo esu. Tai liktai viskas tvarkoj. Mašina šyla. Sėdam, ruošimės į kelią. Ankstyvas rytas, anksčiau važiuojam, kad praleis kamščius, bet abejoju. Ar praleisim nors šeštadienis, gal ir pralėksim. Nu, staptelėjom kraut, vienur žmonikė labai baisiai apsiprekint. Varysim toliau. O, neužsidaro, pilna bagažinė. Pilna bagažinė šuldo. Ir neužsidaro. Reikia padėti biškį bagažiniai. O. Ko aš čia dabar, kur samaškinis? Samaškinio? Pasaim savo šliurį žaltį. Kratį, tačiau kratį. Čekiai. Va tokia ir kelionė. Kraunamės tašės. Parsivežėm kontrabandas normaliai. Vyniuko Vyniuks, man atrodo, šits yra iš Kroatijos. Šitas alyvuogių aliejus iš Kroatijos. Aliuka, hebrai iš Čekijos. Žodžiu, visokių dalykėlių. Mėsytės šuniukam, tetukui paragauti, žmonikiai. Visio, einam ilsėtis, o rytoj dėja sekmadienį varau darbus.